Zarasų Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia keletą kartų perstatyta ir galutinai baigta 1874 metais. Pastatas išsiskiria eklektiška architektūra. Neįprasta plokščia vidurinė fasado dalis su įkomponuotu apvaliu langu bei portalu, kurį supa neoklasicizmui būdinga rustiko imitacija. Šitoks dekoras nusitęsia ir per apatinius bokšto tarpsnius bei šoninių fasadų cokolinę dalį. Kone išraiškingiausia dalis – tarp bokštų įkomponuotas neobarokinių banguotų formų frontonas. Šventovės langai laikytini neorenesansiniais elementais, kaip ir po pastogės karnizu matoma arkatūra. Dekoratyvumo atžvilgiu vidus kuklus, artimas neoklasicizmui. Salako miestelyje nebūdingas mūsų kraštui vaizdas. 1906–11 metais iškilusi Švenčiausiosios mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia statyta iš tašytų lauko akmenų. Statybai parinktos medžiagos bei gan retų Lietuvoje neoromaninių formų sintezė šią bažnyčią paverčia išskirtine ir neįprasta. Pakankamai retų elementų galima laikyti ir kresnų formų bokštą ir jį užbaigiančią aštrią medinę smailę. Galimai šį vokiškai architektūrai būdingą vaizdą sąlygojo tai, kad bažnyčią projektavo iš germanizuotos Rygos kilęs architektas Ignotas Morgulcas. Monumentalumo bažnyčiai taip pat suteikia neoromanikai būdingos pusapvalės arkos bei laiptuoti kontraforsai. Interjere esama užuominų ir į romaniką. Tai arkatūra šoninėse didžiojo altoriaus dalyse, ornamentai presbiteriją skiriančioje tvorelėje ar klausyklų apipavidalinimas. XVIII amžiaus pabaigoje statyti Antazavės dvaro rūmai dabartinę išvaizdą įgavo XIX amžiaus pabaigoje vykusios rekonstrukcijos metu. Klasicistinį dvaro stilių išduoda stačiakampis pastato planas su 2 simetriškais rizalitais iš šonų. Pagrindinis akcentas – šiaurinio fasado centre esantis atikinis frontonėlis su herbiniu skydu. Didelė dalis fasado apdailos yra sunykę. Švento kryžiaus atradimo bažnyčia Antalieptėje pastatyta 1760 metais. Tarpukariu prastos būklės maldos namai renovuoti ir iš dalies atkurti. Neįprastai ilgą ir siaurą bažnyčios planą kuria siauresnė ir žemesnė presbiterija ir už jos esanti 2 aukštų koplyčia. Išskirtinai raiškus barokinio silueto pagrindinis fasadas su 2 bokštais. Įgilinta centrinė dalis, plokštumas skaidantys piliastrai, aukšti banguoti antablementai ir lūžtančio kontūro frontonas sukuria barokui būdingą reljefinio nelygumo bei banguotumo įspūdį. Pietryčių fasadą puošia freska pavadinimu Jėzus beldžia į duris. Bažnyčios viduje presbiteriją nuo navos erdvės skiria triumfo arka, o sienos tapytos ornamentiniu dekoru. XIX amžiaus pradžioje šalia Antalieptės bažnyčios pastatytas vienuolynas. Vienuolyno fasadą puošia klasicizmui būdingi aukšti trikampiai frontonai su profiliuotais karnizais. Karnizu taip pat atskirtos stačiakampių langų eilės, o kampus puošia rustai.
Išlikusios autentiškos XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios gausiai drožybiniais elementais dekoruotos durys su viršlangiais.